aš pirmą kartą atvažiavau kažkur jau nebe Vilniaus centre, po mėnesio buvimo Vilniaus centre. Ir iš karto nusiėmė kažkokią užuolaidą, aš tik čia išlipau autobusu ir nuėmė užuolaidą viso to tokio nuolatinio šurmulio. Tai kaip jauti, kaip padėti savo stiprinti save tame jautrume, kai yra dabar duotybė gyventi pačiam centre ir jaustis taip. Jo, iš tikrųjų, bet vėlgi, kada tu pažįsti save, va tame giluminėme lygmenyje, tai tas šurmulys tavęs visiškai neliečia, žinai, tai čia yra tas, kad jeigu tave kažkas kabina, trikdo, žinai, tai čia vėlgi yra kvietimas eiti į dar didesnį intimumą su savim, atrasti tą savo tyrumą, kuris yra nepažeidžiamas, bet pirmiausia reikia būti pažeidžiamume, per tą pažeidžiamumą ir atsiveria tas tyrumas, kuris yra nepažeidžiamas. Jo, tai kas atrodo yra pažeidžiama, tai čia vėlgi yra tik tais minčių formas, kurios išsiverčia kaip jausmai, kada sąveikauja ten su kūnu, su instinktais ir taip toliau. Jo, tai čia yra nuostabi praktika, čia, žinai, tarytumai toks, taip išbando aplinka tavo ramybę, grūdina. Jo, man tai, pavyzdžiui, irgi visiškai nėra problemų ten ateiti į kažkokią ten parduotuvę, gal net kur per Akropolį prasieiti. Tiesiog jo vyksta tas šurmulys, bet man jisai lygus niekui. Antiek stipriai fokusą susicentravęs esi, kad tas šurmulys... Aš jaučiu viską irgi, yra tas jautrumas ir jo, ir kada kažkas eina su kažkiom negatyviom energijom, jos per mane perina, bet jos tiesiog neužsikabina. Nes praeina taip labai greitai. Kuo toliau, tuo greičiau tas toks pralaidumas didėja. Bet tas pralaidumas, taip ir kūrėsi. Kažkas užkabina, pastebi, kur pas tave yra tas kabliukas, nusiemi tą kabliuką, žinai, ir toliau gyveni. Ir nuolatos, taip gyvenimas mus ir kabins už to, ant ko kabinamės. Bet jo, geras naujienas, kad po to vis mažiau tų kabliukų lieka ir ta energija vis lengviau prateka. Ir tada tiesiog natūralus atsakas į viską yra atjauta, meilė. Tai tave jauti eina kažkokios negatyvios energijos ir tu jas tiesiog per savo vidinę šviesą transformuoji ir grąžini pozityvą. Tokia kaip saulė tampi iš tikrųjų, nes ir esi. Tas jautrumas yra gerai, nes tas jautrumas parodo, jo kartais padeda naviguoti per gyvenimą. Pamatai, kas rezonuoja, kas nerezonuoja, ką į tą situaciją galima, kokį aiškumą įnešt, daug lengviau tada komunikuoti su žmonėm, kad dažnai kaip jie jaučiasi ir taip toliau. Tai jo, jautrumas yra nuostabi dovana ir mes jo tik tais, kuo toliau, tuo labiau ir atsiveriam tam jautrumui. Tiem visokiem subtiliausiam pojūčiam. Bet jisai ir vyksta tas pabudimas jautrume sulig budimu. Mes tarytum nebetiek tapatinamės su visokiom patyrimo formom ir mes tada jau jas kažkaip taip aiškiau matome, jaučiame. Yra erdvės daugiau pajausti, išgirsti ir taip toliau. Tiesiog jo, tada įvyksta sunkumas, kada mes susitapatinam su tais dalykais, kuriuos jaučiame. Bet jeigu nesitapatiname, jeigu liekame toje erdvėje sąmonėje, tai tada jo, tie visi jausmai taip kaip upė teka ir nurodo kryptį, jo, kaip tekėti harmonijai su ta visa aplinka ir taip toliau. Jo, ir kur reikia sau duoti daugiau meilės kartais irgi. Kažkokias reakcijas trigerinasi, žinai, tau sukyla ten kažkoks nerimas, baimė ir panašiai. Tai
tada pirmiausia reikia tada atjaust save, daugiau dėmesio skirti savo, išjausti tuos jausmus. Jo, čia pabudimo procesai yra labai nuostabus paradoksas, kad tu jauti daugiau, bet tavęs vis mažiau tai trikdo. Ir kuo mažiau tave trikdo jausmai, tuo daugiau gali jausmų jausti ir juos dar labiau netgi įgalinti. Bet visi jausmai gauna tokią gyvybę, tokį pilnumą ir jie pilnai pasireiškia ir transformuojasi ir taip. Toks vientisumas tame visame atsiranda. Nes sumo vis tiek mes jaučiame tik tai savo esatį, savo gyvybę.